Radė visiems, esu nepaprastoj vietoj, čia yra centrinis būstas Tulasidėvės ir čia Bhakta Vitalis iš visos Lietuvos bhaktus apmoko, kaip rūpintis tulasi medeliais. Jie auga pas jį pavyzdiniai, pažiūrėkit, noriu jums nufilmuoti. 5 mėnesių, sakė, 5 mėnesių, va. Nepamatysit jokiam centre ar šventyklai tokio, taip gražiai išaugintas. Na, pažiūrėkit, kokios vešlios. Negaliu matyti šakų per lapelius, nesimato šakos. Įvedė mane daugiaaukštyje pro kambarius tamsius ir kai atidarė šitą kambarį, tai grinai pajutau, kad atsidūriau Vrindavane, realiai Vrindavane. Čia bhaktai ateina ir pakartot mantros, čia jie yra apmokami ir tulasi prižiūrėti. Vitalis išdirbo sistemą per ilgus metus eksperimentavimo, tyrinėjimo, kaip auginti tulasi medelius Lietuvoje, kai Lietuvoje būna ir -30. Čia galėtų jis labai daug pasakot, bet visi, kas norit auginti tulasi medelį, paliksiu kontaktus ir Telegram grupę Vitalio, vadinasi Tulasi pagalba, galit susisiekti ir gausit konsultaciją. Aišku, būtų labai gražu, jeigu už konsultaciją būtų ir paaukota, nes žinios, kurios perdodamos, čia tai yra unikalios žinios, išdirbtos per daugelį metų bandymų, eksperimentavimų. Matom, visas kambarys čia tam tikra medžiaga, atspindinčią šviesą įrengtas, specialios lempos su gaubtais. Čia yra jau tulasi sodas. Auga nerealiai. Čia yra palaikoma ir tam tikra drėgmė, ir tam tikra temperatūra. Noriu iš arti pafilmuoti, kad pamatytumėt. Žali gauburėliai. Tulasidėvė skaitosi yra dvasinio pasaulio būtybės, dievybės, Vrindadėvės įsikūnijimą žemėje. Jinai įsikūnija žemėje tam, kad žmonės praktikuojantis vaišnavizmą turėtų matomą formą ir galėtų prie jos prisiliesti, jai tarnaut. Ir Krišnos mėgiamiausi lapeliai, augaliukas būtent yra tulasi medelis arba šventas bazilikas. Kada mes aukojame maistą, Radharani ir Krišnai, mes dedam tulasi lapelį ant maisto. Tiksliau Krišnai. Taip pat tulasi lapeliai dedami ir Krišnai ant pėdučių dievybės. Tai skaitosi tie, kas augina medelį savo namuose, tulasi, jie žymiai greičiau progresuoja bhakti kelyje ir Tulasidėvė duoda būtent bhakti, tai yra prisirišimą prie Rados ir Krišnos. Augaliukas labai jautrus, taip, bet Lietuvos sąlygom jį galima tikrai auginti be problemų, tik reikia žinot kaip. Dažniausiai nudžiūsta tie augalėliai, numiršta
jeigu yra netinkamai auginami. Va. Vazonėliai yra papuošiami tokiu aprėdu, čia vadinasi tulasi sijonėlis. Jeigu kas neturi lapelių žalių, aukojant maistą, galima dėti ant maisto džiovintus lapelius. Galit kreiptis į Vitalį, va, pasikiek yra džiovintų lapelių. Jeigu džiovintų lapelių neturit, galite maistą priliesti su tulasi medelio šakele. Taip va. Priliečiat ir tada aukojat. O va čia yra tulasi šaknis, stebelis ir šaknis. Skaitasi prie tulasi šaknų visi pusdieviai, visų pusdievių galios randasi. Labai palanku priliesti tulasi šaknis prie kaktos. Va, čia tulasi žiedeliai, vadinasi mandžerės. Tai va, vieną kambarį žmogus iš 3 kambarių buto paskyrė tulasi. Tai čia yra labiausiai tulasi atsidavęs Vaišnavas Lietuvoje ir būtent iš šitos centrinės būstinės sklinda žinios apie tulasi dievių auginimą ir pagalbą. Vitalis dabar pasišalino, pabėgo, matomai drovis einu, šį pakviesi, nufilmuosiu. Nu va, čia yra Bhakta Vitalis.